Tačiau gerai tai, kad ne visos pajamos mažėja, štai valstybės deleguotoms funkcijoms pajamos didėja net 2,309 tūkstančiais litų, o asignavimai viešiesiems darbams daugiau kaip 2 kartus. Suprantama, kad finansinė padėtis šiais metais bus sudėtinga, tačiau ji nėra beviltiška. Tuo tarpu pajamų asignavimo valdytojams mažinamas asignavimai yra mažinami ir jų pateikti tarybai prašymai rodo, kad suformuotas strateginis planas ir biudžeto pajamos paskirstytos pagal neaiškius kriterijus bei prioritetus ir dėl ko yra mažinami etatai, didinama bedarbystė, rajone kyla socialinė įtampa. Mažinant asignavimus svarbu laikytis solidarumo ir teisingumo principų, o netampyti asignavimus iš vieno kitam, kas dabar ir vyksta. Pavyzdys yra valdančiosios daugumos sprendimai komitetuose. Kaip galima mažinti asignavimus darbo užmokesčio sąskaitą? Žinoma, jeigu būtų tai daroma administracijos vadovams mažinant priedus, kaip aš siūliau, nes sprendimo buvo pateikęs projektą, tai būtų normalu matyti. Ir kaip galima šias lėšas nukreipti keleivių vežimo vietinės maršrutais nuostoliam padengti. Kaip pridėtinės vertės mokestis šioms paslaugoms mažėja nuo 21 iki 9%. Perduodant autobusiukus, kaip žinot, buvo kalba, kad bus daug sutaupyta. Ar normalu, mažinant asignavimus švietimo centro darbo užmokesčiui, skirti šias lėšas mokyklos signalizacijai rengti? Ar nėra kažkur kitokių lėšų tiems tikslams, galbūt reikalinga signalizacija? Kai centras ir taip pagal skiriamus asignavimus negalės vykdyti vyriausybės 2011 metų Liepos 13 dienos nutarimų numeris 883 numatytas funkcijas ir turėti nustatytą tame nutarime specialistų skaičių, ypač pedagoginėje, psichologinėje tarnyboje. Kyla klausimas, kas geriau gali padėti jauniems žmonėms su to žudymuose, kas dabar ypatingai per keletą mėnesių vyksta stipriai Zarasų rajone ir priklausomybių signalizacija ar pedagoginė psichologinė tarnyba. Asignavimų mažinimas lyginant su praėjusiais metais, jų perskirstymo komitetuose chaosas rodo, kad savivaldybės valdančiai daugumai nerūpi pareiga užtikrinti normalų ir vienodą visų švietimo, kultūros bibliotekos, muziejus, socialinių, neformalaus ugdymo ir kitų įstaigų funkcionavimą iki šių metų pabaigos. Kovoje dėl didesnių asignavimų paskirimo dominuoja interesai, giminystės, draugystės ryšiai tarp atskirų asignavimų valdytojų ir įtakingų tarybos narių. Biudžeto asignavimo paskirstymo ir perskirstymo analizė leidžia daryti išvadą, kad didžiausia įtaka skirstant asignavimus daro darbo partijos, plus jau dabar Tvarkos ir Teisingumo bei Liberalų sąjūdžio politikai. Socialdemokratų frakcija tokiuose procesuose niekada nedalyvavo ir nedalyvaus. Bei siūlo taip suformuoto savivaldybės biudžeto priėmimą po svarstymo, jei žinoma šiandien svarstant nevyks toks stebuklas ir nebus solidariai perskirstytas pateiktas projektas, atidėti priėmimą iki kito tarybos posėdžio ir kreipėsi į vyriausybės atstovą Utenos apskrityje išnagrinėti, ar skiriami asignavimai užtikrina biudžetinių įstaigų funkcionavimą iki metų pabaigos, kaip tai numato biudžeto sandaros įstatymas ir ar užtikrina teisės aktais joms nustatytų funkcijų įgyvendinimą, bei tam reikalinga ir irgi teisės aktais nustatytų specialistų skaičių